Vėl nauja savaitė, nauja Tupperware siunta. Išpakuokime drauge kaip visada. Pažiūrėkime, ką šį kartą gavome. Taigi gavome didžiausią Tupperware žiedo formą. Jinai yra prekyboje ir galite įsigyti. Tikrai labai fainai, kas nori daryti ir gamina didesnius žiedo tos įprastos formos ir nori dar didesnį. Tai šita jums tobulai tinkama. Toliau gavau jūsų pamėgtų standartinio dydžio žiedo formą. Standartinė dydžio, jinai tokia va. O ta didelė žiedo forma yra bene dvigubai didesnė, tai jeigu norėtumėte įsigyti, galite įsigyti didelę arba standartinę dydžio žiedo formą. Toliau ką gavau, tai dėžutė Optimum raudonos, gražios spalvos su 100% sandariu dangteliu. Užsidaro tai iš tikrųjų sunkiai, reikia pasidėjus dėti. Bet aš nemoku taip uždėti ant rankų, tai reikia pasidėjus ant stalo, tada yra labai patogu, nes pats dangtelis turi savyje gumą ir jeigu ant savęs dėsit, tai labai ilgai užtruksit, kaip aš užtrukau. Tai tokia va, dėžutė šali, 100% sandari, nes savyje turi va tokią gumą ir gali laikyti, kad ir skystus produktus niekas neišbėgs, nes jinai 100% sandari. Toliau, pažiūrėsim, ką dar gavome. Toliau gavome Baseline dėžutę, jūs irgi pamėgta, tai jeigu norite, galite įsigyti. Toliau gavau jūsų pamėgtas priešpečių dėžutės su 3 skyreliais. Kermaniukai, pabūk čia gerai. Pabūk vas čia, žiūrėk, va tuose pasižiūrėk, ką mamytė gavo gerai. Pažiūrėsi, aš to nufilmuosiu ir ateisiu pas tave. Tu ką tik prabudai, taip? Ko? Tu miegojai? Taip? Ir ką tik atsibudai? Taip? Taip. Taip? Tai tada tu gali pažiūrėti, ką mamytė gavo, gerai? Va. Dar, kaip ir sakiau, pietų dėžutės. Turiu 3 berods laisvas, tai jeigu norėtumėt, galite įsigyti. Toliau gavau mažas 300 berods 10 ml gertuvėlės. Laisvas galite įsigyti. Toliau gavau savo klientams įdėti citrusus. Nulupėję, čia su šita pusė lupiu, o su šita pakelėdelė iš tikrųjų nerealus dalykėlis. Tai įprastai savo klientams kažkokią dovanėlę įdedu, kas daugiau perka. Tai dabar šį kartą bus oranžinės spalvos. Toliau ką gavau? Tupperware plakiklį, tuo išpakuosime kartu su jumis, kaip jisai atrodo. Jisai yra įkraunamas ir reikia jį, sako, dažnai pakrauti, jeigu daug naudoji, bet jisai įsikrauna per USB. Ta kroviklį. Kermaniukas apsirengė, taip? Taip. Taip, dabar šilta? Taip. Gali eit pažaisti, taip? Taip. Tik labai netriukšmauk, nes mamis filmuoja. Gerai? Aha, čia tyliai tik tai gerai. Tai va, baigiau šitų plakiklių, bandau išimti iš dėžutės, bet kažkaip man, žinai... Ai! Pasakyčiau, kad blandinė, bet nesakysiu, nes pasirodo čia užklijuota, bet šitoj pusėj. Germaniuką ant kilimėlio važinė gerai. Taigi va, jisai sudarytas iš dangtelio. Oi! USB laikmana iš kito, čia USB. Bet turi savyje dangtelį. Toliau turi, ką čia jau bus ir plakiklis. Plakiklis. Šitaip atrodo. Su rankinėlė paimti ir neš, jeigu nori. Išsitrauki. Yra peiliukai. Jeigu nori, gali kartu ir gerti. Germaniukai, kodėl tu mašinytę čia atnešiai? Tu nori į gadinai pažiūrėti, kaip mamis dirba?
Ai, nu tai gerai. Ir vat atsidaro ir gali gerti. Čia pabūk gerai, germaniukai, neįlysk į kadrą, man vis filmuoja. Susitarėm? Ai, germaniukas atsinešė mašinytę, kad mašinytė pažiūrėtų, ką mamis gavo. Ir germaniukas dabar nori parodyti, taip? Tai tada gerai, va, iš čia va, imk ir rodyk. Gerai, tyliai. Taigi va, plakiklis, užrankinėlės, patogiai, turi dar savo dangtelį paprastą be plakiklio. Iš tikrųjų dabar yra prekyboje. Jeigu norite įsigyti, galite dar įsigyti. Jisai yra 530 ml. Ištestuosiu, išbandysiu ir būtinai pasidalinsiu su jumis. Dabar įdėsiu atgal į vietą. Maždaug, kad neišmėsite nieko. Mama, tortas. Taip, čia tortas. Čia. Čia. Kur čia? Čia irgi tortas, taip? Dar gavau tą Easy Speedy plakiklį plakti viskam. Ir padažui, ir kokiam lėtiniam tešlą. Aš asmeniškai plaku avinžinį nuovirą ir tobulai suplaka. Iš tikrųjų, iki sandžių putų ir galėjo makarunsus, ar kaip jie ten vadinasi. Man atrodo, makarunai vadinasi, kažkas ten, kur kiaušinio baltymus labai gerai reikia išplakti. Tai žodžiu, viską kuo puikiausiai suplaks. Jeigu norite, dar šitą mėnesį, šią ir kitą savaitę yra jam nuolaidos. Iš tikrųjų geras dalykas, kas valgote su kiaušiniais, nes tobulai viską išplaka. Tai toks mano apsipirkimas šį kartą. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki kitų video. Jeigu norite įsigyti arba norite pažiūrėti, kas yra dabar prekyboje, būtinai parašykite žinutę.